Taip, dabar vyksta tikrai iš tikrųjų labai esminiai dalykai, kurie sprendžia tautų likimus, kurios tautos bus naujojoje žemėje, kurios gal nebus, net galbūt šitas, tikrai nežinau, bet dabar man kažkaip aiškėja, kodėl aš tas yra toksai, kaip jisai, pranašas Rominski. Ir aš jau seniai jau kažkaip neklausiau ir čia vieną kartą atsiverčiu ir jisai visus kviečia pasninkauti už Latviją. Nes Latvijoje vyks labai dideli stebuklai, ten bus labai daug išbandymų, bet vyks dideli stebuklai ir reikia pasninkų už Latviją. Ir aš nelabai suvokiau, galvojau, tai kodėl ne už Lietuvą, kodėl ne už Pabaltijį, kodėl tik už Latviją, o dabar suprantu, už Lietuvą jau yra pasninkaujama. Už Estiją galbūt irgi, o už Latviją gal dar pasninkų nebuvo. Dievas viską žino ir jis viską sprendžia ir tikrai ačiū Dievui, kad mes esame išgelbėti ir kad kuo daugiau žmonių išsigelbėtų Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja viešpatie Dieve. Nežinau, ar Lietuva pasieks karas, bet aš kažkada tai gavau iš Dievo ten tokių konferencijų atsakymą. Čia ne aš gavau, bet tiesiog aš vienintelį iš Lietuvos atstovų tada buvau. Nežinau, ar paskui buvo ta informacija, ar nebuvo. Ten buvo iš viso pasaulio žmonės ir meldėmės, žodžiu, tokia malda, kad atsiprašymas buvo už tautą Izraelio valstybės. Ir aš tada gavau, iš tikrųjų, po tos maldos, po kurio laiko tas pranešėjas pasakė, kad Lietuvai atleista. Ir aš sakau, negaliu patikėti, tikriausiai čia aš kažko tai nesupratau, dar kažką tai. Ir sakau, Dieve, jeigu tai tu, tai pakartok dar kartą. Ir jis vėl ten prieš kažkuria tai šalį pajungdamas maldai, ten reikėjo visų melstis tik 1 minutę. Ir žodžiu, ir jis vėl sako, Lietuvai atleista. Ir aš žinau, kad dėl Izraelio nusikaltimų, kurie buvo padaryti prieš žydus, Lietuvai yra atleista. Ir galvoju, kad karo neturėtų būti, nes aš gavau irgi tokį, kad pas mus lyg ir kadangi mums Dievas atleido Lietuvai, tai karo neturėtų būti. Bet aišku, gali būti dar kažkokios aplinkybės, kurios gali įtakoti. Tai va tiek. Ten, kur pirmos 3 eilutės, tai pagal mane Dievas ten iššukuoti nori upes. Galvoju, upės tai yra mūsų kaip ir dvasios esančios mūsų viduje. Nori apvalyti jas, sutvarkyti. Paskui atpakuok regėjimą, sumontuok pakelės lubas. Manyčiau, kad Dievas nori išlaisvinti žmonių regėjimą, kad jie labiau kreiptų dėmesį į Dievą, kad jie praregėtų pagaliau, kas vyksta. Ir sumontuok pakelės lubas, tai reiškia, kad mes turime kaip tikintieji pastatyti sargybinius, paimti valdžią, paimti ant visų vartų, kaip sakyt, Jėzaus kraują skelbti. Iš tikrųjų, turim apsaugą uždėti ant visų kelių įeinančių į Lietuvą, išeinančių į Lietuvą ir Lietuvos viduje bevaikščiojančių. Čia mūsų kaip tikinčiųjų yra pareiga. Tiesiog uždėti tas lubas dvasioje išmelsti, kad Dievas apsaugotų, kad pastatytų savo angelus ar dar kažkaip pagal šventosios dvasios vedimą. Dar noriu toliau apsijuos tikėjimą savo, sukramtyk, ką sakau. Tai reiškia, kad tikėk, melskis maldoje, ieškok ir pagalvok, ką aš tau sakau. Atvažiuos pirkliai pirkti malkų alkuose tyrų krantų. Kažkaip pirkliai tai, kažkokios svetimos tautos, kurie norės pirkti malkų, tai čia galima, čia daug kažką viduje, alkose tyrų krantų. Aš galvoju, kad krantai tai simbolizuotų daugiau mūsų Pabaltijo pakrantę.
galbūt netgi jūros keliais gali kažkas tai įvykti, nežinau. Toliau sumontuok pergalę savo. Tai reiškia, kad duoda Dievas laiko pastatyti pergalę, reiškia maldos pasninko metu atmelsti, sutvarkyti, sustatyti, kad būtų pergalė mūsų rankose, kad niekas negalėtų mūsų nugalėti. Raganų sapną išskalbk, visus burtus, kurie dabar yra, kurie ten visus dalykus, kurie veikia satanistinis judėjimas, vis tiek jisai kažkiek tai vyksta. Dievas sako, išskalbk, atmelsk, sugriauk, kad būtų švara vėl. Ir tai mes galim padaryti tik maldoje, tik maldoje. Renkis gražiai. Ką tai reiškia? Mūsų rūbas visą laiką mus mato Dievas baltai apsirengusius, kada mes vaikštome be nuodėmės. Reiškia, nenuodėmiauk. Iškalbingai kalbėk, ar kaip čia kažkas. Tai reiškia, kad skelbk apie Dievą, galvok viską, patepk akis aliejumi, tai reiškia senelius ir marčias ir dukras. Tai patepti aliejumi, tai taip pat irgi melstis už visus netgi, nes ne tik už save, bet ir už kitus, nes ir už senius, čia sako, ir už marčias, kas yra marti. Marti tai yra svetimas žmogus, dukra yra sava, mūsų kaip ir marčias, galimas dalykas net ir už senelius, tai kaip iš kur mes kilę, gali būti dar kažkas irgi, kad pramelsti mūsų ainius kažką, galbūt už jų klaidas kažką atsiprašyti. Marčios tai gali būti tautos, su kuriomis mes turime kažkokiu reikalų, arba gyvenančios mūsų viduje, irgi už visas tautas melstis. Pavyzdžiui, kaip totoriai ten gyvenantis, dar kažkas tai yra, man taip ateina kažkas. O dukros tai yra mūsų Lietuvos vaikai, bet už visus melsti, visiems apsaugą, visus patepti aliejumi. Kaip mes galime visus patepti aliejumi? Tik tai maldoje, tik tai, bet kažkaip panašiai pagal dvasios vedimą galima ir pramelsti. Čia tiesiog nurodyti takai, tiesiog kaip mes turim sumontuok pergalę savo, kaip tą pergalę sumontuoti, čia yra užkoduotas tiesiog toksai parodymas, už ką melstis. Toliau dar ką aš matau, ką reiškia Larisa. Larisa paženklinta mano. Larisa tai simbolizuoja, yra rusiškas vardas, jis simbolizuoja Rusiją. Rusija yra paženklinta mano, reiškia, jinai irgi yra dievų tauta, sauliai įkaitintos kasos. Tai daug labai dabar, ypatingai Golikovos bažnyčia, visi labai daug irgi meldžiasi už viską, ir jie netgi meldžiasi ir už Pabaltijį. Aš pati girdėjau vienoj naktiniai maldoj, kaip reiškia, griovė visus kad nebūtų ir Pabaltyje karo, ir apsaugą skelbė, ir visa kita. Ir jie yra, kaip sakyti, ta šalis irgi labai stipriai maldoj stovi. Saulėje įkaitintos kasos, reiškia, jie tiesiog meldžiasi, stovi, jie nenori to karo, bet tiesiog stovi maldoje. Ramybei subėgo tautos, sutriuškino pergalė. Čia turėtų būti po tautos taškas, sutriuškino taškas, pergalė taškas. Arba, kažkaip aš galvoju. Tai ramybei subėgo tautos. Reiškia, nėra karo. Ramybei tautos subėgo, visos tautos meldžiasi maldoje. Maldoje, ramybėje sutriuškino pergalė. Dievas gali suteikia mums galę sutriuškinti visą tai ir pasiekti pergalę be kovos, kad nereikėtų kovoti. Čia toks didžiulis Viešpatie raktas. Ačiū tau, Dieve, ačiū tau.
ačiū tau Jėzau, ačiū tau šventoji dvasia, ačiū tau tėve. Tai tiesiog nuostabu, ką sako šitas eilėraštis. Yra paaiškinimas, kas yra alka. Alka tai yra baltų religijos šventvietė, tai yra čia pagonybės dalykai, pagonybės aukurai netgi. Taip, kad čia alkos tos tyrų krantų, kaip ir jos buvo statomos kažkur laukuose ir ten būdavo jo vietose statomi kryžiai. Aš galvoju, kad čia gali būti net kryžių kalno įtaka. Malkų, atvažiuos pirkti malkų pirkliai, galbūt net atvažiuoja ten kiti ir lanko tas vietas ir ten galbūt mes kažką prisišaukiam, kažkokias jėgas, čia dar reikia daugiau Dievo apreiškimų, čia gali būti ne pajūrių krantai, gali būti ir tas, čia labai reikia iš tikrųjų daug melstis ir gilintis, bet čia kažkas susijęs su pagonybė, o pagonys irgi atlieka tam tikrus ritualus ir kažkaip prišaukia. Ir paskui po to alkuose tyrų krantų ir rašo, kad sumontuok pergalę savo. Tai reiškia, kad mums pakeisti tas pagonių maldas, tų raganavimų, raganų sapną išskalbk, tuos visus burtininkavimus, visą kitą. Čia labai gilu, iš tikrųjų labai daug paaiškinimų, nes Dievas iš tikrųjų taip ir kalba, jis kalba labai trumpai, bet jeigu mes tai aiškiname, tai yra iš tikrųjų labai daug, čia reikia dar daug įsigilinti, gal dar kažkas gaus daugiau apreiškimų, bet čia iš tikrųjų yra nurodymas, kaip melstis už Lietuvą dabar, tiesiog kaip instrukcija.